tradiciškai paminėkime Aleksandrą tylos minutę. Ačiū ir mano apmokymą. Labai galiu pasidžiaugti, kad yra žmonės, kurie šitą visą dalyką organizuoja. Tikrai Aleksandras buvo vertas ir yra tikrai visiems laikam mūsų širdyse. Aš galiu pasidžiaugti, kad man teko su juo kartu dar ir pažaisti. Nežinau, ar čia yra tokių. Tai galiu tik tais, kaip sakyti, pozityviai, iš geros pusės. Kaip aš sakau, futbolininkas futbolininkų, tai pirmiausiai tai turi būti žmogus. Tai jisai buvo tas žmogus, kur niekad nepasakyčiau, kad jisai vartininkas, jeigu taip iš gyvenimo. Nes ramus, visą laiką aukšto intelekto žmogus. Tai čia yra mano nuomonė svarbiausia, ko aš linkiu ir jums kiekvienam pirmoje eilėje. Tai va. O šis turnyras, aš manau, ne paskutinis ir taps tradicišku tuo turnyru. Ir federacija, kol aš esu prisidės prie šito dalyko, tikrai, sakau, Aleksandras amžinai mūsų širdėse yra. Ir jums palinkėsiu gero turnyro. Tikiuosi, kitais metais bus gausesnis žaidėjų ir komandų skaičius. O ką, gerų emocijų ir gero futbolo, būkit sveiki. Susirinkti, susižaisti ir pagerti tokį gerą žmogų, kurį visi žinojom. Tai noriu teikti už taurį, už dalyvavimą atviros jaunimo erdvės. Reikia.
Ačiū už dalyvavimą, laukiu kitais metais. Taip pat mūsų tokios nuolatinės varžovos, bet tai reikia, mes galim kažką bendro padaryti. Manau, visai neblogai gavosi, kaip kontaktų, tai ačiū. Man nėra, bet taip išėjęs, kas negalėtų. Jokio. Ačiū visiems. Baigėsi pirmas Aleksandro Rinkos atminimo turnyras. Galbūt oras šiek tiek sutrukdo žiūrovams ateiti, lygos, dar kažkas tai, bet pirmas blinas neprisijo, manau, komandos patenkintas. Ačiū labai už pagalbą ir Nautikos komandos vadovui, ir Atviros jaunimo erdvės kapitonui ir vadovui, už tai, kad jie sutiko ir padarėm tokį pakankamai didelį darbą. Ačiū Klaipėdos futbolo federacijai, Rimantui Žvingilui, Modestui, už tai, kad jie irgi prisidėjo organizuoti ir padėjo organizuoti tokį turnyrą. Batuškanas, Aleksandrą mes visada atsiminsim ir manau, kad toks turnyras bus pastovus. Kiekvienais metais mes bandysim jį organizuoti. Galbūt prisijungs daugiau komandų ir žaisim, prisiminsim visada su pagarba ir meile. Viso.